Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugija Kaune buvo atkurta 1990 kovo 25 dieną. Taip atgaivinta tradicija prasidėjusi dar 1925 metais, kai generolas Vladas Nagys Nagevičius pakvietė karininkų žmonas ir dukteris burtis draugin. Ponia Edita Almonaitienė neslėpia, būti birutietė jai ypatingas jausmas, juk ji tarpukario Lietuvos karininko kapitono Juozo Zaborskio dukra. Ką jums reiškia augti karininko šeimoje ir kokie jūs subrendote dėka šitos šeimos puoselėtų vertybių? Mano tėvai tai buvo to laikmečio kultūringi žmonės. O to gražaus gyvenimo tai gana trumpas. Todėl, kad užėjus sovietam, tai žinot, koks buvo karininkų gyvenimas, tai atsislėpėsi. Nes dar buvo peršauta ranka, tiesiog, kad gyveno malkų krūvoj ilgą laiką. Bet aš su tėčiu labai artimai bendravau. Mano sesuo Audronė daugiau su mama kalbėdavosi, o aš su tėčiu. Ir man tėtis viską išpasakodavo iki smulkmenų apie kariuomenę. Ir aš tiesiog žinojau, kad karininkas turi būti labai išsilavinęs, kad karininkas turi būti labai tvarkingas, kad karininkas negali nešioti jokių terbelių, jeigu jis yra su uniforma. Kad jam leista būti tik tai su fotoaparatu ir fotografuoti tik tai, kas gražu. Tai tėtis man labai daug pasakojo ir aš tiesiog nuo vaikystės labai susigyvenau su tuo ir man viskas, kas buvo, aš net studijuodama, grupėje buvo 20 mūsų, mes 2 mergaitės, visi kiti berniukai, jiems buvo karinis parengimas, tai mes abidvi eidavom kartu su jais į šaudyklą. Ir aš visai užsiėmimas. Bet aš labai man patiko ir aš buvau net studentų čempionė šaudymo. Po to, kai projektavimo institute dirbo, buvau Pabaltijo projektavimo institutų čempionė. Taip, kad aš šaudžiau. Ir dar toks buvo vienas linksmas labai atsitikimas. Mes nuvažiavom jau birutietės būdamos į Linkaičius, į Arsenalą, ten buvo paruošta, reiškia, varžybom ir liko viena vieta laisva. Ir aš paprašiau, ar mane negali tenai leisti. Tai mane tai pasižiūrėjo, ir man davė tos 3 bandomosius šūvius. Ar buvo veiklus? Ir buvo visi 10-tukai ir tada buvo didžiulis, nes toksai stresas visų, kaip čia, kas čia į mano taikinį šaudė. Ir man pasiūlė dalyvauti, bet aš jau atsisakiau. Aš pagalvojau, kad aš nebepataikysiu tiek 10-tukų. Bet puikus įrodymas, kad esate tikra karininko dukra. Taip. 1959 metais ponia Edita pradėjo savo profesinį kelią pramoninės statybos projektavimo institute. Nuo 1964 ji dirbo inžinierė įvairiose statybinėse organizacijose, o 90-aisiais Edita prisijungė prie Kaunos miesto savivaldybės urbanistikos skyriaus. Ir būtent tada, kartu su bendraminte Asta Reklaityte ir kitomis moterimis nusprendė, birutiečių draugija turi atgimti. Už tai ir nuvėjau dirbti į statybą. Ir tenai susitikau su Asta Reklaityte. Ta mergaitė mane tiesiog pasitiko, pasakė, aš parodysiu, kur mes pietaujam, aš parodysiu, bet to sužinojau, kad jinai ten yra net finansų skyriaus viršininkė. Ir visi kažkodėl tai ją vis pravardžiuodavo Michailovna, sakydavo. Kadangi dokumentacija buvo daug rusiškos, tai jinai būdavo ją kviečia. Michailovna, o kodėl ją taip pravardžiavo, aš net nežinojau. Ir aš jos paklausiau, kodėl ją taip pravardžiuoja. Jinai sako, mano tėtis buvo Mykolas. Ir jinai kaip tai
bet žinojau, kad jinai grįžus iš Sibiro. Ir jinai netyčia kaip tai man pasakė, kad mano tėtis tai buvo generolas. Ir mes išsikalbėjom abidvi. Ir išsiaiškinom, kas mes esam. Turite daug bendrų? Taip, ir kada jos mama susitiko su mano tėčiu, tai jie apsikabinę turbūt pusvalandį bučiavosi. Tai buvo tokia jūsų pradžia, tokia mūsų žingsniai į birutiečių draugiją. Net ir, net tokia tiesiog, Asta, taip, atsirado Asta mano gyvenime. Viena labai iš mano draugių, kuri dabar mano yra viena pati geriausia draugė. Taip, po kiek tai laiko man Asta sako, kad Vytauto bažnyčioje buvo susirinkusios 6 gal net karininkų žmonų, ten pora buvo, kitos dukros buvo. Ir jos nutarė, kad buvo tokia draugija birutiečių, apie kurią man tėtis pasakojo, aš truputėlį žinojau, kad tokia buvo. Ir jos nutarė, kad reikia ieškoti dar grįžusių iš Sibiro ir čia gyvenusių, tų, kurios surištos su ta draugija gali būti. Ir kas dar yra, nebūtinai, kad būtų įstojusios, tiesiog, kad atkurta draugija. Ir mes visos tada pradėjom viena kitos ieškoti. Ir mane Asta paklausė, ar aš irgi neatsisakau būti. O Asta, ar tai dabar tiksliai neatsimenu, ar jinai buvo tam 6, ar ją surado irgi. Ir mes vieną kitą pradėjom ieškoti ir mes suradom apie 24 ar netoli 30 žmonių. Tai buvo keletą žmonų, bet jau labai jau vyresnio amžiaus. Bet aišku, tai iš jų patirties labai daug mes po to pasisėmėm. Ir mes susibūrėm, bet mes neturėjom patalpų. Tai čia į Ramovę nieks mūsų neįleido. Bet mes vis vien kažkur tai prisiglausdavom, kur tai pabendraudavom. O paskiau atsitiko taip, kad jau mes tiesiog labai jau norėjom susitikti visos, tai mes surengėm net susirinkimą savivaldybės Rūsy. Aš jau buvau iš statybos perėjusi pakviesta dirbti į Kauno miesto valdybą. Ir Ričardas Tamulis, būdamas meru, mums ten leido susitikti. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, ponia Edita kartu su kitomis karininkų šeimų moterimis stojo į teisminę kovą dėl Kauno Ramovės. Šis išskirtinis pastatas, pastatytas dar prieškario karininkų lėšomis, viliojo daugelį, bet birutietės nepasidavė. Jos atkakliai gynė Ramovę, kad ji priklausytų vieninteliam šeimininkui Lietuvos kariuomeniai. Žinokit, aš tik dabar pradedu galvoti, kad kaip aš buvau drąsi. Mes tą kovą laimėjom. Mes tik 7 kart buvom teisme. Ar galėtume sakyti, kad šita laimėta kova ir Kauno Ramovės atkovojimas, perleidimas šitos svetainės birutietėms, ar yra tik simbolinė kova laimėta, ar mes matom ir tokį didžiulį tęstinumą, kad ir po šiai dienai tai yra pati turbūt svarbiausia birutiečių sutelkties vieta. Čia turbūt yra šitos draugijos tiesiog veiklos branduolys. Čia mano antri namai. Ne tik mano, jau visų. Juk dabar ir naujų daug, ir visos dabar didžiuojasi, visos čia būna, visos dalyvauja visose renginiuose ir labai labai ačiū joms visoms, kas nepritarė ir nemėgsta būti kažkokiuose tai bendrijose, tai tie ir nedalyvauja. Jūs su labai didelė šiluma ir tokia labai gilia emocija tarėte žodžius, kad šita svetainė birutiečių seklyčia yra jūsų antrieji namai. Taip. To neįmanoma nepastebėti, to neįmanoma nuslėpti. Ar ir visom kitom jūsų bičiuliam bendražygiams jausmas yra toks pat, kad atvykus čia į Kauną Ramovę,
pasijunti tiesiog kaip savo istoriniuose namuose? Žinokit, labai daug tokių, kurios tiesiog, kurios labai čia mylėjom šitą ir džiaugiamės, kad mes čia esam. Labai džiaugiamės. Kaunas, ką mes, žinai, gal biški ir per daug didžiuojamės tuo, kad mes čia galim taip savo jau tokią turėti prašmatnę aplinką. Bet taip yra, man dar plus, kada aš architektų taryboje turbūt 6 metus ten pradirbau tokį organizacinį darbą, tai man būdavo labai gera, kaip visi klausdavo manęs apie Ramovę. Kauno birutiečių draugijos moterų bičiulystės ir draugystės istorija yra išskirtinė. Visur drauge, skubančios ištiesti pagalbos ranką, mėgstančios puoštis gintariniais karoliais ir tvirtai besilaikančios birutiečių priesaiko žodžių. Birutės vardu šventą ugnį nešu. Paklausta apie pačias artimiausias bičiulės ir bendražygės, ponia Edita atsako. Žinokit, išskirti nieko nenorėčiau, nes aš visas vienodai labai vertinu ir kiekviena turi savo ir, kaip pasakyti, ir būdą kitokį visaip, ir man visos labai mielos, bet aš niekada nepamiršiu Adomavičienės. Jinai buvo pirmoji registruota jau pirmininkė, jinai jau gulėjo patale, jinai mane apsikabino ir sako, aš tave siūlinsiu pirmininkę ir tu man prižadėk, kad tu sutiksi. Aš sakiau, jokių būdų, aš dirbu ir vaikai, ir jokių būdų. Aš dalyvausiu, bet jau pirmininkė tai jau ne. Ir žinau, kad aš nedrįsau po to, vis vien jinai mane apsikabino ir aš nedrįsau. Ir kada be abejo jinai, būdama lovoje, bet atsiuntė tą žinią, kad jinai prašo, kad aš sutikčiau būti pirmininkė, jin tiesiog taip ir pavadino, kad jinai prašė manęs ir kad aš... Kad tęstumėt šitos darbus, taip. Jumyse ir tada visos, nežinau, ar visos labai norėjau tai balsuoti, bet visos nubalsavo, kad aš tapau tą pirmininkę. Aš buvau daugiau kaip 10 metų. Tai jeigu nusikeltumėt į šitą laikotarpį, kai buvote birutiečių draugijos pirmininkė, įvardinkit, prašau, didžiausius iššūkius, su kuriais per tą laiką jums teko susidurti ir kaip sekėsi su jais susidoroti. Žinokit, tokių kažkokių tai iššūkių, tai nežinau, reikėjo kažkokiu tai baldų, tai vienintelė spintelė, kurią tikrai turim juodą, taip jinai čia yra, tai jinai yra likusi iš senosios svetainės. Taip. O kiti baldai tai nauji, bet aš labai ilgai ieškojau stalo, kad mes turėtume visos susėsti. Ir tas stalas iki šiol ir visų labai, ir man jisai labai gražus. Ar tuo metu, kai vadovavote draugijai, buvo kokių nors, sakykime, nuomonių išsiskyrimo su jūsų bendražygėmis, ar dėl visų veiklų, dėl visų užmanymų vieningai sutardavot ir vieningai priimdavot sprendimą? Tai kaip gali tarp moterų nebūti kažkokiu tai... Moterys solidarios ir jos visada randa išvadą, bet iš pradžių tai būtinai visos turi kažkaip tai ten ką tai kito pasakyti. Tai čia tokia mūsų prigimtis. Bet čia taip jau visumoj mes labai draugiškai gyvenom ir tokių kažkokių labai nesmagių, kokių tai nemalonumų neturėjom. O ar turėjot kokių nors savo ritualų, tradicijų ar kažkokių veiklų jūs vienijančių, kurios buvo būdingos tik šitai bendruomeniai ir tik šitos organizacijos moterims? Labai. Pasidalykite. Labai. Pirmoje eilėje tai mes tiesiog dievinam gintarą. Bet tą gintaro dievinimą tai čia aš ir įvedžiau. Jūsų ranką puošia nuostabia apyrankė. Bet Karolis turi tokius pat kaip Grybauskaitė. Tai prezidentė ir mano tokį didumo tokie. Nežinau, man
tikrai buvo šokas, kai mano vyras man padovanojo jos. Neįsivaizdavau, kad jie tokie gali būti. Aš jums jas parodysiu. Labai su nekantrumu lauksim. Gerai. O taip, tai ką, aš tiesiog, taikoj gyvenom visą laiką. Bet mes labai įsijautėm į patį, pavyzdžiui, naujos narės priėmimą. Tai mes ten garbinam ugnį, garbinam gintarą, garbinam tiesiog tą tokią priesaiką, kad turi jinai visada padėti savo vyrui karininkui, didžiuotis juo. Birutės vardu šventą ugnį nešu. Priesaikos žodžiai, kurie sakomi būtent priimant naują narę į birutiečių draugiją. Taip. Ar jūs esate galbūt šitos priesaikos sumanytoja, teksto autorė? Man rodos, kad teksto autoris tai ten būsima Tomavičienė, aš ir va taip negaliu vieną tokio pasiimti. Bet šita priesaika tariama šiandien, kada šiandien tariama ir man rodos, kad jin labai graži. Tikrai taip. Taip, va. O kažką tokio taip ypatingo, tai aš negalėčiau pasakyti. Viską darėm, ką mes sugalvodavom. Ir į mokyklą ėjom. Aš esu buvusi vienoj mokyklai ir kaip tuo metu jau dirbau savivaldybėj, tai aš ten vis paprašydavau ir aš gaudavau visokiausių smulkmenų gražių, pieštukų ten, kokių tai knygučių, tai aš vaikam išdalindavau. Bet žinok, ir tai neturėdavo, tai aš būtinai kviesdavausi kariškį kokį ir prašydavo, kad jis būtų išsipuošęs su daug blizgučių, tada vaikam taip norisi kalbėtis, o jeigu aš viena, tai ne taip norisi kalbėtis. Tai aš taip gudraudavau. Mane lydi kariškis, visiems labai smagu, dovanos yra, man bičiuliai iš savivaldybės padeda ir aš ten gerai labai pasirodau. Puoselėti lietuviškus papročius ir tradicijas, rūpintis į vargą patekusiomis organizacijos narėmis ir jų šeimomis, sergančiais bei neįgaliais kariais, prižiūrėti karių kapus, saugoti Lietuvos kariuomenės istorinę atmintį, ugdyti jaunimą ir daryti dar daugybę darbų. Tai birutiečių misija prieš 100-metį ir jų savasties ženklas šiandien. Tokia garbinga organizacija jinai ir dabar yra, ir jos tikslai yra turbūt nuo seno tokie patys. Bet vienas iš pagrindinių tikslų tai yra, kad mes visada organizuojam kažką tai, kad kažkam tai padarytume gerą. Ir labai daug kartų esam renginius rengę, kada mes pačios kepdavom pyragus, vaišindavom svečius ir tuos svečius prašydavom prisidėti pagalbai kokiam nors šeimos nariui, kur atsitiko nelaimė kariškio šeimoje. Nebūtinai, kad ir pats kariškis, mes ir draugiją, ir tos visokius ir bėgimus darom, įvairiausius renginius. O tas su tortais tai visada pavyksta. Mes dabar su Astarė, buvau su Onutė Stašaitinė, buvom Rūkloj. Ką tu, ten taip mus priėmė, kad atrodė, kad ten kažkokios tai žymybės atvyko. O mes atvažiavom su tortu, su mūsų ženklu ant torto. Tokia tradicija jau yra. Ir ten buvo daug užsieniečių ir jie labai domėjosi, ką mes čia, kaip čia. O mes viską išvardėm ir pasakėm, kad norim padėti nelaimėje atsitikus kariškio šeimai. Jeigu reikėtų, ar būtų galima atsukti laiką atgal, ar ką nors keistumėt savo veikloje, priimtuose sprendimuose, ar viską pakartotumėt taip, kaip buvo padaryta? Viską pakartočiau ir dar pridėčiau, jeigu galėčiau. Ką pridėtumėt? Ką dar būtumėt padariusi daugiau, ko galbūt sutrukdžiuta aplinkybė? Kažkur tai galbūt jau daugiau pasauliui išreklamavusi, kad yra Lietuvoje tokia draugija. Nes kada buvau pakviesta ten artimųjų 10 dienų į užsienio, į Amerikos
Ir aš mačiau, kaip ten jie, bet va jiem trūko to tokio, kažko tokio, kad, turėt tokio labai daugiau to dar lietuviškumo. Ten vien cepelinų per mažai. Ten buvo apie 400 lietuvių svečiuose ir aš ten įteikiau Lietuvos himną išaustą drobėje. Dar kažkokias dovanas vežiau. Tai labai buvo, labai džiaugiasi. Ponia Edita atvira. Šiandien jaunosios birutietės susiduria jau su kitokiais sunkumais ir uždaviniais nei tie, su kuriais jai teko susidurti, kai ėmėsi iniciatyvos atkurti šią draugiją. Jaunosios narės garbingai tęsia pirmtakių pradėtus darbus. Vis dėlto yra sričių, kurios galėtų sulaukti didesnio birutiečių dėmesio. Pavyzdžiui, puoselėti lietuvių pagonių meilės deivės Mildos kultą. Tai galėtų sėkmingai pakeisti šiuolaikinę Valentino dienos šventimo tradiciją. Ir jūsų kaip ilgametės birutiečių organizacijos pirmininkės. Dabar jau garbės net tą vardą. Garbės pirmininkės santykis su šita organizacija tikrai yra labai ypatingas. Tai ką jūs galėtumėt palinkėti ir būtent galbūt net parekomenduoti tai jaunai birutiečių moterų kartai, kuriai, šiandien tenka ta užduotis toliau visą šitą organizaciją valdyti ir tikslingai ją kreipti tų pagrindinių tikslų įgyvendinimo link. Taip, ištvermės, labai didžiuotis Lietuvos kariuomenę, kažkiek tai, kiek galima stengtis daryti visus mūsų darbus, kad padėt, jeigu nelaimė kokia ar kas nors, kad kariškiam padėt, palaikyti savo vyrus, būti kantriom ir didžiuotis ugnimi, gintar. Ačiū Jums labai už šitą pokalbį, labai šiltą, labai emocionalų ir labai mielą. Klausydamasi jūsų tikrai supratau, kad jūsų širdyje visi prisiminimai nuo pat pirmųjų žingsnių, kada jūs žengėte šituo keliu, jie yra labai gyvi ir labai linkime jums dar ilgų gyvenimo metų, sveikatos ir kad dar ne vienas toksai šiltas pokalbis apie birutietes ir ne tik įvyktų. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums.